Labą dieną. Kviečiu žiūrėti Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinės mokyklos žinių laidą. Šioje laidoje matysite Kaziuko mugė, kraštotyros konferencija, savaitė be patyčių, žemės diena, tinklinis, deimantiniai grybai, gavėnios renginys. Kaziuko mugė – kasmetinė Lietuvoje rengiama mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Švento Kazimiero dienos, kovo 4-osios. Svarbiausias mugės atributas – verba, gaminama iš išdžiovintų, margų gėlių ir žolių. Mūsų mokiniai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti mokykloje organizuotoje mugėje. Mūsų mokykloje surengta Kaziuko mugė, kurios metu netrūko nei prekeivių, nei pirkėjų. Ko tik čia nebuvo – molio lipdinių, mezginių, keptos duonos, o populiariausios prekės buvo savos gamybos auskarai ir įvairūs kepiniai. Kai kurie pardavėjai savo prekes išsipardavė akimirksniu, kitiems galbūt nelabai sekėsi. Juk vieni atėjo iššventę tik akis paganyti, pasmalsauti, o kiti nusipirkti patikusią prekę ar skanėstą. Man labai patiko šiandien mugė, aš nusipirkau daug didelių vaflių, saldumynų, dabar galvoju dar nusipirkti pjaustymo lentutę, greičiausiai pjausti seniaus lašinius, bet labai gražiai pasiruošę vaikai. Ar tikėjai tokios mugės ir ar tau atrodo, kad nusisekė ir ar ką nors pakanka? Tikėjausi mažesnės mugės ir tikėjausi, kad bus mažiau vaikų ir kad bus daugiau vietos. Šiandien nieko nepirkau, nes neturėjau šiandien pinigų. Svarbiausia, kad buvo smagu, kad gera nuotaika ir smagių mugės šurmulių sutikome pavasarį. 15 dieną mokykloje vyko kraštotyros konferencija, skirta Marijampolės miesto savivaldai paminėti. Šiemet sukako 220 metų nuo tada, kai Stanislovas Augustas, didysis Lietuvos kunigaikštis, suteikė miestui teises. Jas išdavė Varšuvoje 1792 metais, vasario 23 dieną. Į konferenciją atvyko Marijampolės savivaldybės vyriausiasis paminklosauginininkas Gediminas Kuncaitis. Jis visus supažindino su miesto privilegija, kurias išdavė miestiečiams karalius Stanislovas Augustas. Taip pat supažindino su Marijampolės herbais, kaip jie skyrėsi nuo dabartinio ir patarė mokiniams pasidomėti ne tik mūsų miestų heraldika, bet ir kitų miestų bei šalių herbais, juos patyrinėti. Marijampolės savivaldybės tarybos narys, istorikas, buvęs mūsų mokyklos mokytojas Benjaminas Mašalaitis dalyvius supažindino su senąja Marijampole, parodė įvairias nuotraukas ir jas pakomentavo. Taip pat konferencijoje dalyvavo Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus vyriausiasis fondų saugotojas Tomas Kukauskas ir mokytoja kraštotyrininkė mokyklos muziejaus įkūrėja Danutė Vidrinskinė. Mokiniai aktyviai dalyvavo piešinių konkurse Senoji Marijampolė. Pavaduota ugdymui Salvinė Šimonelienė apdovanojo geriausius autorius padėkos raštais. Savaitė be patyčių suvienijo daugiau nei 1000 Lietuvos bei užsienio lietuvių mokyklų, nevyriausybinės organizacijas, verslą, kultūrą bei politiką atstovaujančias organizacijas, kurios visą savaitę kvietė diskutuoti apie patyčias ir jų prevenciją, ne tik vaikų, bet ir suaugusių gyvenimą. Visoje Lietuvoje, taip pat neaplenkiant ir mūsų mokyklos, kovo 19-25 dienomis vyko akcija Savaitė be patyčių. Mokyklos moksleiviai įsijungė į bendrą veiklą, kurioje draugystės knygą. Į šią knygą sudėta mokinių kūryba, eilėraščiai, pasakojimai, piešiniai. Ši savaitė tai dar vienas būdas atkreipti mokinių dėmesį į patyčių problemą tarpusavio santykių gerinimą. Šis renginys paliečia labai skaudžią visuomenėje problemą. Kaip manote, ar jis yra veiksmingas? Mano manimu, kad visiškai neveiksmingas nėra. Būtų smagu, kad šis renginys vyktų visus metus. Šią akciją Savaitė be patyčių organizuojama kurti draugiškumą, pagalbą mokyklos bendruomenėje, užkirsti kelią patyčioms. Gal galėtumėte duoti patarimų mokiniams, kurie kenčia nuo patyčių? Svarbiausia nelikti vienam. Man atrodo, visą laiką vaikas turėtų žinoti, kad pagalbos kreiptis gali savo į pasitikintį žmogų.
tėvus, senelius, į mokytoją, į artimus draugus, į mokyklos direktorę. Taip pat galima kreiptis pagalbos ir kovojančias organizacijas su patyčiomis, nevyriausybiniais ir vyriausybiniais. Kovo 20-21 dienomis į Žemę atkeliauja pavasario lygiadienis, kai diena susilygina su naktimi. Jis sutampa su pasaulinė Žemės diena. Tai laikas, kai iš gilaus žiemos miego pabunda Žemė, kai į gimtinę parskrenda paukščiai, kai kiekviena diena vis labiau pakvimpa pavasariu. Ši diena išreiškia pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbu – švarų orą, dirvožemį, gyvąją gamtą. Kovo 20 dieną mūsų mokyklos mokiniai buvo pakviesti į Spindulio kino teatrą. Kartu su kitų mokyklų mokiniais paminėti Žemės dieną. Linksmai nusiteikę, nešini spalvotais balionais, plakatais, aplinkosauginė tema, 8 klasių mokiniai pasveikinau pavasarį pasitinkančią Žemę. Šventės metu buvo pagerbti labiausiai aplinkosauginiam švietimui ir aplinkos apsaugai nusipelnė Marijampolės savivaldybės mokytojai, bei pademonstruotas filmas apie Žuvinto biosferos rezervatą. Taip pat visi dalyviai po filmų demonstravimų buvo pakviesti pratęsti šventę Pašišupio parke, kur bus keliami inkilai paukščiams, o po gero darbo pasivaišinta mantinkos paruoštomis vaišėmis. Deimantinių grybų proga buvo surengtos tinklinio varžybos tarp mokytojų ir mokinių. Kovo 22 dieną vyko tinklinio dvikova tarp mokytojų ir 10-okų rinktinių. Tarp komandų virė atkakli kova, tačiau mokytojai buvo stipresni ir rezultatu 2-1 laimėjo rungtynes. Mokytojų komandai atstovavo Mindaugas Jaruševičius, Romantas Žarskas, Romas Sujota, Almantas Račkauskas, Antanas Mikuckis, Nerijus Mačralaitis, Egidijus Melešinas, Rūta Jančiauskienė. Komandos treneriai Dalia Pestininkaitė. 10-okams atstovavo Martynas Brokas, Ignas Kirka, Tomas Rudokas, Mantvydas Palaitis, Mantas Šaltys, Vygintas Krampas, 10-okų treneris Mantvydas Gilaitis. Varžyboms teisėjavo Martynas Kačinskas, Saulius Pliauraitis ir Lukas Kilikevičius. Mūsų mokykloje po kelių metų pertraukos atgimė buvęs vienas populiariausių ir daugiausiai mokinių dėmesio sulaukęs renginys – Deimantiniai grybai. Jo metu buvo išrinkti metų geriausieji. Labadiena visiems susirinkusiems į Marijampolės Jono Tautoraičio pagrindinės mokyklos aktų salę. 8 kartą mūsų mokykloje deimantinių grybų apdovanojimai. Renginyje Deimantiniai grybai buvo paskelbti ir apdovanoti metų geriausieji. Metų renginiu buvo pripažinta kalėdinė Spartakiada 2011, metų pamoka kūno kultūra, metų mokinė Jurga Rupšytė, metų mokinys Martynas Brokas, metų įvykis nusijuokė pavaduotojas Antanas Mikuckis, metų frazė Stok moki, nemoki sėsdu Romantas Žarskas, speciali nominacija Rožinio treningo įvaizdis Romantas Žarskas, metų mokytoja Aušra Kaprakienė, metų mokytojas Romantas Žarskas, metų pasiekimas 200 laipteliai per 2 sekundės Kęstutis Česonis. Renginio metu mokiniai pristatė meninės improvizacijas. Prieš pavasario atostogas mūsų mokykloje buvo surengtas gavėnios renginys. Jėzus yra šalia mūsų. Renginio metu buvo prisiminta Didžiosios savaitės ir Jėzaus atpirkimo reikšmė žmogaus gyvenime. Visas krikščioniškas pasaulis prieš Velykas išgyveno rimties ir susikaupimo metą – gavėnę. Tai laikas, kuriame kiekvienas iš mūsų turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis.
Kas yra gavėnia ir ką jie gali duoti mūsų gyvenimui, kalbėjomės renginyje Jėzus šalia mūsų, kuris vyko mūsų mokykloje. Pabūti su mokiniais ir mokytojas buvo atvykusi vienuolė Benediktinė iš Kauno, sesuo Leticija, kuri užpildė tylą Dievo šlovinimo giesmėmis. Renginyje buvo parodyta meninė miniatiūra Palaiminti yra laimingi, kurioje buvo pristatyti Jėzaus pateikti 8 palaiminimai žmonėms. Miniatiūrą išpildė 9 klasės mokiniai. Kai aš laukiu, tu stiprini mane, kai juos, tu vedi savo ranką. Tai tiek informacijos norėjome parodyti šioje žinių laidoje. Tikimės dėmesio ir kitose mūsų laidose. Sudie.